Daugybė marijampoliečių vėl papuošė poezijos parką išskaptuotais moliūgais ir sukūrė įspūdingą šviečiančią moliūgų alėją. Ši pernai startavusi ir pasisekimo sulaukusi idėja šiemet nustebino dar didesniu gausumu. Širdis džiaugiasi šiandien matant parke tiek žmonių, tokį sujudimą, tokį susibūrimą ir tikrai labai norisi padėkoti visoms bendruomenės, įstaigoms, pavieniams asmenims, virš 70 tikrai yra užsiregistravusių. Skaičiuojama, kad parką papuošė daugiau nei 300 išradingai skaptuotų moliūgų ir juos čia atnešusių įstaigų, organizacijų, verslo įmonių atstovų, pavienių marijampoliečių šiemet trigubai daugiau. Inicijuojam prie mūsų kolegijos moliūgų alėją ir tada išrenkam patį įspūdingiausią įskaptą moliūgą ir jį atgabenam čia. Tai tuo pačiu mes sugalvojom šiais metais padaryti tokią idėją ir sukurti tokią vizualizaciją. Labai smagu, nes pakvietė Mantikos labdaros ir paramos fondas ir jie turėjo labai gražią idėją ir pasiūlė tapti tos idėjos kaip ir prisijungti ją įgyvendinant ir labai džiaugiuosi, nes yra mūsų klubo neįgalieji, kurie visada į tokias idėjas kūrybinės įsitraukia kuo aktyviau. Ir tikrai darėme vakare, darėme ne 1 valandą, bet labai džiaugiamės rezultatų ir visi padarom, išskaptuojam, užgesinam visą kabinetą, įdedam telefono švieseles ir tiesiog šviečiam, žiūrim, kaip atrodys viskas. Tai tikrai labai smagu ir pati akcija tokia tikrai įdomi ir manau, kad labai visiems smagu būti to dalimi. Ir aš manau, kad jų dar daugės. Tai tikrai kviečiam žmonės, kad čia ne pabaiga, tikrai galima moliūgus dar atnešti ir kitomis dienomis ir kartu sukurti tą bendrą atmosferą. Tikimasi, kad šviečianti moliūgų alėja džiugins praeivius ne tik dieną, bet ypatingai ir tamsiuoju paros metu. Tai yra traukos vieta, dar viena, būtent šiuo laikotarpiu ir gražu suburia daug mūsų miesto svečių ir pačius miestiečius apsilankyti ir pasigrožėti vakare, pasivaikščioti po šią alėją. Tikrai labai gera idėja, suburia daug žmonių ir matom, kad dar vis nenustoja nešti tų moliūgų žmonės, suvienyje ir tikrai toks pakankamai išskirtinis dalykas tampa ir 2 metai, jei neklystu, vyksta, tai tikrai smagu, gal kiek šiurpo kelia, bet tuo pačiu ir tokio įdomumo. Visi kviečiami aplankyti šviečiančių moliūgų alėją, pasidžiaugti mirguliuojančiomis švieselėmis, kurios poezijos parke spindės iki lapkričio 3 dienos. O perėję alėją, papildomų įspūdžių būtinai užsukite į Šiurpo parką. Žada organizatoriai, kad tikrai gazdins, tai gazdins 28 dieną, 31 dienomis, nuo 18 iki 20 valandos pasakų personažai atgis ir žada, kad bus šiurpu. Personažai šiurpins vakarais jau nuo rytojaus 5-dienio iki 1-dienio, o kitu laiku nepraleiskite progos pasižvalgyti ir po siaubo pasakas mėgstančios mergaitės kambarį, kuris atidaryme susirinkusiems marijampoliečiams taip pat paliko įspūdį. Nežinau, ar mane kažkas išgąsdins, kartą dar eičiau, man patinka labai tokie baisumai. Dabar daug baisiau pasidarė. Man labai patinka, kai būna baisu, tai mėgstu šitą. Aš vešiu Helovyną šį kartą. Įdomu. Naujiena tokia. Tautimai nebaisu. Ar buvo baisu čia truputį eiti? Ne. Niekas neišgąsdino? Ne. O ateisi, kai bus pasakų personažai kitom dienom? Jo. Ar ateisi dar čia su tėvais ir draugais dar kartą? Taip, 100% manau.